juodą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Jis nepasirodė. Kaip nepasirodė? Tai kai jis ore ištirpo. Tai įsilipo į lėktuvą ar ne? Mes į šalia oro uosto paleidom. Dundukai! Šparankės reikėjo iki lėktuvo nuvest. Po su patikrinimu vis tiek nebūtume matę, įlipo į tą lėktuvą ar neįlipo. Čia nebent kartu skrist reikėjo. Reikėjo. Gal ir reikėjo. Nu, aš dar su juo terliuojuos. Gerai, ką darom? Nu tai ko stovit kaip impalai? Suraskite žąsiną. Jūs dar čia? Maža to, kad apvogė. Kas aš tave paėmė? Tai ne, kas iš Danos chatos babkės paėmė. Tą bitą musikoisi. Tu aš tą bitą šiknom, šikiščius to. Ubagė tu dvasios. Tu aš tą pasikalbėsiu. Все, varom, šis neatvažiuos. Palaukiam, dabiš. Nu ko čia laukt, sakau, neatvažiuos, davai, varom. Dar palaukiam, kur tu skubinu, atvažiuos, pamatysi. Tu vis tiek nuo telefo akių nepakeli, ką tu pamatysi. Nu ką dabar abiem tą patį veikti, gi tu stebino, čia parinai. Kol tu čia žiūri, aš žaisiu su Tinderiu siurprizu. Su kuo tokiu? Nu su Tinderiu siurprizu. Nieko nesuprantu. Pameni, kai buvo maži vaikai, žaidėm su Tinderiu siurprizu? Nu, pamenu. Tai dabar žaidžiam su Tinderiu siurprizu. Šito apie panas iš Tinderio? Nu. Nematau nieko panašaus tarp Tinderio ir Kinderio. Nu kaip tai nieko panašaus? Nu bus susijęs su kiaušiniais. Žiūrėk. Nu, sakiau, kad atvažiuos. Vyrai, aš kaip tik žadėjau jums paskaninti. Vyrai, aš viską paaiškinsiu. Mes dabar tau paaiškinsim, ramiai. Kur mane vedat? Vyrai. Kur mane vedat? Galva. Vyrai, gal mes galim... Užsičiaupk. Vyrai, mes galim gal kaip nors... Užsičiaupk. Kitaip, kaip nors... Užsičiaupk! Parūkom? Давай парūkom. Ugnies turi? Nerūkom. Nu tada nerūkom. Ženi, tu ką nori pasakyti, kad tos šaibos bambutė tavo bobai priklauso? Klausyk, pagarbiau kalbėk gerai. Jin tave ištraukė, jei ne jį užsilenkęs būtų. Tai nu nepyk, nu pasikarščiavau. Galvau, kad tu tą šaibą savo pasiėmė mano ragais. Nepyk. Privalėsi grąžinti, žinok, viską iki paskutinio cento. Ceuka net nepraplėštas. Gerai.
Nu tada aš tau turiu dvi naujienas. Vieną gerą, kitą blogą. Nuo kurios pradėti? Su gerą varį. Radau komandoro šaibas. Rimtai? Tai varom, pasidalinam. Tai nesidžiaug ir nespurdė. Blogos dar nepasakiau naujienas. Dievo šantos blogos, jeigu tu šaibas radai. Šaibas netikras. Ta prasme. Ta prasme nupieštas. Kaip suprasti? Žinok, nežinau. Radau šaibas, nuvažiavau, paėmiau. Vėliau išaiškėjo. Netikras. Iš ko paėmė? Škarpio chatos pats parodė, kur padėtas. Tai varom pas tą karpį, užlaužim. Nu, tegu parodo, kur tikros. Nebėra karpio. Kaip tai nebėra? Nu tai, nebėra. Klausyk, senė, aš tau sakau, tos tikros šaibos turi būti kažkur tai. Karpis buvo paruošęs mums netikrų, kad mes atsiknystumėm. Sakai. Aš tau atvičiaju, mes iš komandoro paėmėm tikras šaibas. Jis dabar kažkur guli, tik tai neaišku pas ką ir kur. Davai važiuojam. Palikit mus gerai. Fredai, dovanok. Dovanok, aš negalėjau. Fredai, gal mes kaip nors kitaip galim kaip nors susitarti. Gediminai, aš daug tavęs prašiau. Tau tik reikėjo nuskristi į Briuselį ir nepasišikti. Tiesioginė ir perkeltinė prasme. Nu, perkeltinė prasme, tai tu pasišikai, kaip turi būti. Nežinau, kaip tiesioginė. Tikiuosi, kad krovinys dar tavo viduj. Tu žinok, mano kantrybė jau baiginėjasi. Aš nežinau, ar tau dar vieną šansą duot. Nebereikia man jokių šansų, Fredai. Man jau viskas vienodai. Jeigu tu nuo manęs neatstosi, aš nueisiu policijon ir pats prisiduosiu. Stokis. Tu žinai, kas tavęs laukia? Už nepilnametės išprievartavimą. Man jau nebesvarbu, žinok. Aš keletą metų atsėdėsiu ir išeisiu. Jau geriau taip, negu šitaip vergaut. Girdi, tu gal girdėjai kažką apie komandoro taškę? Ką? Nu, komandoro taškę kažkas nuvarė prikrautą šaibą. Prie ko čia mes? Nežinau, klausiu tik tai. Nu, nieko nežinau. Nu, aš irgi nieko nežinau. Tikrai ne mes, bet šiaip tik gaila, kad ne mes, ne? Nu, gerą varkę būt. O kodėl klausai, aš nesuprantu? Ne, nieko, tiesiog galvoju, gal kažkas girdėjo. Tai tu sakai, geriau pasirinktum kalėjimą, negu darbą man. Jeigu tokį darbą, taip, aš keletą metų atsėdėsiu ir ramu. O jeigu iki gyvos galvos? Prie ko čia iki gyvos galvos? Manęsgi nėra už ką sodinti. Už tiek. Nu taip, nėra. Gerai, Gediminai, tu laisvas žmogus. Gali rinktis. Jeigu keli metai kalėjimo tau geriau negu darbas man, nu aš tavęs nepriversiu. Tada aš eisiu. Eik, Gediminai, eik. Tik, Gediminai, atsargiau tualete. Man labai svarbu, kad tu siuntiniu unitazą nenuleistum. Gerai, gerai.
ką, tėvai? Visai minkštimas pasidarytų, ką, jį taip ir paleisi? Ramiai. Ne, nu rimtai, tėvai, ką taip tipo lengvai? Ramiai pasakiau. Palikit mane su Švarcu dviese. Ta prasme. O tai ką mes ryžiai, ar kas? Ramiai. Jūs nesupratot, ką pasakiau? Palikit mane su Švarcu. Kur tu čia mane atvežiai? Tu mažiau klausinėk. Einam. Kamilė, Jofina, kas čia vyksta? Kas čia per chatą? Ko tu nori? Tu gal paaiškinsi, kas čia vyksta? Žiūrėk, mes einam dabar į Karpio chatą. Dar kartą patikrinsim. Gal tikri pinigai kur nors padėti. Ir Karpis bus ten. O ta prasme jo lavonas. Tai suprantu, tai ko tu iškart nesakei? Švarcai. Aš labai blogai prisimenu žmonių veidus arba kaip jie būna apsirengę. Bet aš labai gerai prisimenu, ką jie man yra pasakę ar padarę. O tu man esi pasakęs, kad tu taip nori dirbti man, kad pasiryžęs padaryti bet ką, taip? Taip. Na tai va, tas metas atėjo. Reikia paimti Gediminą už kiaušių. Taip paimt, kad jis bijotų net cyptelt. Jis, matai, sako, kad jis nebijo sėsti šokėjos išprievartavimą keletai metų. Tebūnie. Bet šokėjos nužudimą jis bijo sėsti iki gyvos galvos. Scenarijus toks. Jauna šokėja yra išprievartaujama Seimo nario. Jinai grasina paduoti pareiškimą. Seimo narys supanikuoja ir ją nužudo. Klasika. Tai jūs norit, kad mes inscenizuotume šokėjos nužudymą? Ne. Inscenizacijos nepakanka. Man reikia, kad būtų iš tikrųjų. Jinai iš tikrųjų turi dingt. Ir po to padarysi keletą nuotraukų. O šitą paimk. Pravers, padėsi šalia, kad būtų rastas Gedimino DNR. Švarcai. Padarysi, ko prašau. Sūnum laikysiu. Alaus kalsi? Davai gal ką nors stipresnį. Daknyso tas tėvas su to Švarcu.
Aš nesuprantu, tai kur tas lavonas? Nu, tai kad matyt, dar ne lavonas. Kas čia? Laukiai kažko? Nu, panos laukiu, kad anksti dar. Nieko nesuprantu. Skymas yra. Begaminė, aš nesuprantu, kaip tu šovė, jeigu jisai atsičiūkino ir pabėgo. Ne aš šoviau Vasilėt. O kas šovė? Man buvo čia toks. Begaminė, kas buvo? Šaras. Kas aš šaras? Draugelis senas. Mentas karu. Kas mentas? Nerėk, kaimynus prisišauks. Bet tai tu nori pasakyti, kad tavo draugelis, mentas, kurį aš nepažįstu, tas kažkoks šaras, šovė, nenušovė. Tai kas yra, kad su jam dar gal trečdalį babkių pažadėjau už tai? Blogiau, grabai, blogiau. O čia gali būti dar blogiau. Pusė. Pusė babkių? Tu gal durnas? Tai gal yra dar kažkas blogiau? Yra dar blogiau. Tu pavarai. Tas mentas pamatė, kad šaibos netikros. Ir įkalė man dabar nalogai. Per 3 dienas aš tą pinigų sumą tikrom šaibom jam turiu grąžinti. Žinai, man yra taip gaila. Ir taip gaila, kad aš esu ta bita, kad aš tau tos galvos nesutraiškiau. Nustepsi, žinok, man irgi labai gaila. Ir tu man tos galvos nesuskaldai. Nu, Kas? Nu? gal paaiškinsi, kas čia vyksta? Nu ką, žinau, čia jo reikia klausti. Jis pas tave atėjo, kas čia toks. Nu žuvis. Kas per žuvis? Karpis. Nu ir? Nu karpis sėdėjom su jo kartu zonai, nu apsikeitėm adresais, tipo, jeigu reikėtų pagalbos ar kažką. A, ir tu mano chatos adresą davai? Nu tai ką, tėvo reikėjo duot, ką? Aš tai savo chatos neturiu. Ko jis nori? Nu ką, žinau, tu jo ir paklaus. Pas tave atėjo, tu ir paklaus. Nu tai karpi, pasako, kas čia vyksta apšė. Hebra, dėkui, kad priemat. Nu tai žodis gipsas gizonai sutarė. Tu pasako, kas čia yra. Yra žiauriai daug babkių. Tik reikia susigražinti. Padėsit? Tau nepasirodė mes prakeikti.